Šalia mane stovi grupės ir lyderis Germanas su naujienomis muzikinio Rusio laidos žiūrovams. Prašome. Sveiki visi, tikriausiai jūs mane pamenat iš praeito sezono. Muzikinis Rusys rodė mūsų klipus ir mes šnekėjome vienam interviu, kad mes ruošiame naują albumą. Ir albumas jau yra čia, jisai vadinasi Believe. Ir visus muzikinio Rusio žiūrovus mes kviečiame lapkričio 4 dieną į Panevėžio bendruomenių rūmus. Ten vyks oficialus pristatymo koncertas, bus albumų, bus daug gero roko, tai ateikit, bus tikrai verta. Laida Muzikinis Rusys lankosi festivalyje Crazy Friends Fest Heavy Version, kuriame dalyvauja daugybė grupių, tokių kaip SBS, Thundertail, Piligrimas ir dar daug Rojaus Tūzai, ir begalė kitų grupių. Šalia mūsų stovi renginio organizatorė ir gimtadienio šventėja, kuri papasakos apie šį renginį. Plačiau. Renginio idėja buvo pakviesti grupę iš Rusijos, kurią aš labai myliu. Tai yra gitaristas Sergejus Mavrinas ir jo grupė Mavrin. Ir paimti apšildymui 2 lietuviškas grupės. Taip, 2. Bet sąrašas be proto didelis. Kai aš pakviečiau tas 2 grupės, visos kitos pradėjo klausti, o kodėl mes pas tave negrojame. Ir klausimas, į kurį daugumai grupių galima buvo pateikti, kad kadangi jūs nesate heavis, jūs pas mane negrojate, bet buvo 6 lietuviškos grupės, kurioms šito atsakymo aš negalėjau pasakyti. Tai ir groja. Visas lietuviškas heavis, tiesa labai gaila, kad Laginauskas susirgo, tai yra katedros nebus. Bet visa kita groja, tai yra Rojaus Tūzai, kurie atliko akustinę versiją, tai tikrai manyčiau ekskliuzyvinis pasirodymas. Thundertailai, SBSai, Soul Stealeriai, aš dar praleidau, Piligrimas. Muzikinis Rusys nori pasveikinti renginio organizatorę šio, Audriau, pavadinimą pasakyk. Crazy Friends Fest Heavy Version. Jo, su gimtadieniu, įteikti jai muzikinio Rusio DVD plokštelę su videoklipais. Sveikinam ir labai dėkojam už tokius nuostabius renginius ir tikimės, kad ir toliau bus tų renginių. Taip, jinai pasakė taip. Sveiki! Susirinkę. Štai mes turime karštus ir šiltus ir gudrius ir vikrius Soul Stealerius nulipusius nuo scenos. Ir štai jie čia. Pakalbinkim, taigi pirmasis klausimas yra... Palaikyk kalą. Nulipus nuo... Štai koks yra pirmasis klausimas? Kaip jaučiatės nulipę scenos ir užlipę atgal? Iš tikrųjų, šioje aplinkoje jaučiamės ypatingi, kadangi scena buvo įspūdinga, jūs vedėjai ir jūs sudarėte tą... Antras klausimas, kaip jums pats renginys? Jūs esate tokie visi šaunus, kad netgi nulipus nuo scenos šią rudenio... Trečias klausimas, nesąmonė. Ar užtenka Lietuvai panašaus pobūdžio renginių? Čia ne jums klausimai. Dabar rimtą klausimą, susikaupkime, turiu rimtą klausimą. Kaip jums Bušo paskutinė kalba Baltuosiuose rūmuose? Paskutinė? Paskutinė. Daugiau nebebus. Nebus? Ne. O Clintono pasisakymai apie Bušą? Clinton... Jie net nežino, kas yra Clintonas. Kas yra Clinton? Mes niekada nebuvom Amerikoje. Amerikoje ant weekendo nebuvom nulėkę. Čikagą. Tai dėl to mes negalim atsakyti šį klausimą. Taip, dabar rimtai, roko scena Lietuvoje, ko jai reikia, trūksta? Trūksta? Aš žinau, kad trūksta. Sakykite. Aš irgi žinau. Trūksta kultūros. Kad kultūringi žmonės būtų, ar ne? Tokie kaip mes. Ar žiūrovai, ar... Ne, iš tiesų, visų pirma, tai mūsų šalis žiauriai maža ir yra Lietuvoje... Pasiūla didelė, o paklausa maža. Ir
vietos bei galimybės, kur koncertuoti, neskaitant viso open-airų, festivalį po atvirų dangumi, kalbininkai, kaip pasakytų. Tai yra Vilnius ir Kaunas pagrindiniai miestai, kuriuose gali groti, bet kita vertus, jeigu tu kaip grupė egzistuoji beveik 10 metų ir tu nuolatos groji tik Vilniuje ir Kaune, tai iškyla toks klausimas. Ar tu norėtum būti tik tai kabakinė grupė? Neva, kaip kalbininkai pasakytų, baro linksmintojai kokie tais nelyginant. Atsiprašau, jūs labai gražiai šnekat. Ir tą progą norėčiau pakviesti jūs į Panevėžį pagroti, kad nebūtų Vilnius ir Kaunas. Taip, mes mielai pagrotumėm Panevėžyje, kita vertus. Antra vertus ir kita pavertus, šiek tiek pavirtę, bet pagrotumėm. Tai panevėžiečiai laukiame svečių iš Vilnių. Mes irgi laukiam panevėžiečių į Vilnių atvažiuojančių kartais. Tai tas su pavirtimu klausimas irgi toks susijęs bus, o kiek litrų alaus ištaška prieš koncertą? Oi, 0 litrų. Prieš koncertą 0, o per koncertą ištaško. Ištaško, per koncertą ištaško tą alų. Aš pasirodymą ištaško tą alų. Aš tai netaškau, aš tai alų geriu. Man labai gaila taškyti. Ne. Ar Lietuvoje įmanoma pragyventi iš roko muzikos? Ne. Tai jūs nepragyvenat, ar ne? Mes negyvenam praktiškai, bet mes iš idėjos laikomės už to šniūro ir tas šniūras vis toks mielas, kad net laikomės jau kažkurį laiką ir praktiškai ople. Turi dar klausimų kokių? Norėčiau paklausti. Kas yra? Nereikia taip. Bet Kas yra? aš pažiūrėjau, aš jau norėjau paklausti. Kas yra? Kas Čia buvo yra? su mumis Sielos vagiai, susitiksime Kalbos kultūra. Vagys. Susitiksime Panevėžyje. Panevėžyje. Heavy metal. Muzikinis In Rusys. the house. Tarp kitko, Sielos vagiams muzikinis Rusys dovanoja kompaktinį diską. Ne tą pusę apdovanoja, tai mes labai išsigavom. Su gimimo diena jūs praėjusio, atsiprašom, kad pavėlavom biškį pasveikinti. Anksčiau mūsų laidoje. Dėkui Jums už pasisakymus, viso geriausio. Ate. Viso geriausio, sėkmės. Labai malonu buvo su jums pašnekėti. Viso gero. Čia aš, Dovaras, iš Muzikinio Rusio laidos. Jūs žiūrite pramoginę nuostabią laidą Muzikinis Rusys. Dabar be Audriaus, o su manimi vienu. Nuo šiol Muzikinio Rusio laidoje matysite naują rubriką Daina apie realią Lietuvą. Šis projektas startavo šių metų rugsėjo 11 dieną Šiauliuose. Tai vienos dainos muzikinis projektas skirtas visiems laisviems Lietuvos piliečiams. Pagrindinė konkurso idėja – skatinti kurti dainas lietuviškai. Apie šių dienų nepagražintą realią Lietuvą. Pirmajame ture Šiauliuose dalyvavo tokios grupės kaip Dalyvis, Iga ir Bru, Cardinal NTMG, 13 Fortas, Agnė Lukošiūnaitė. Pirmąjį etapą vos keliais taškais laimėjo Šiaulių socialinio roko atstovai grupė Dalyvis. Antrieji liko panevėžiečiai 13 Fortas. Konkurso koncertai vyks ir kitose Lietuvos miestuose. Jau patvirtinti koncertai Pasvalyje, Plungėje, Druskininkuose, Klaipėdoje. Konkurso koncertai nemokami. Organizatoriai kviečia prisijungti ir aktyviai dalyvauti konkurse Daina apie realią Lietuvą. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje www.atomas.lt. Konkurso koncertų apžvalgą žiūrėkite laidoje Muzikinis Rusys.